Sveiki, šiandieną su jumis sveikinas Rapolas ir Rokas. Ir šiandieną mes šokinėsime nuo tramplino. Savo sukurti. Jo. Turi patis bandymus. Dabar parodysiu, kaip atrodo tramplinas. Mes dabar pradėsime. Važiuosiu pirmas. O aš važiuosiu antras. Aš manau, kad aš aukštai per pirmą ir antrą nušokau, bet kad toli tai nemanau. Manau, kad laimėsiu. O dabar jūs pakomentuokit. Aš manau, kad pirmas ir antras kartas buvo toks normalus, bet trečias nemanau, kad buvo geras. Bet aukštai pašokau, man toks jausmas buvo, kad aš taip aukštai pašokau, tiesiog negalėjau išlaikyti. Nes mano kaip tvirtis leidosi ir aš kilau. Į kosmosą buvau. Aš nuspręsiu, kas laimės. Taigi aš nusprendžiau, kas laimės, tai laimėjo Rokas. Ačiū. Mes dabar lažinamės, kad aš peršoksiu Rapolą, o jei neperšoksiu, aš sumokėsiu jam 100 eurų, 100 eurų. Tai kaip viskas atrodo. Kaip jums emocijos? Ar patiko? O kaip jums, Rokai? Mes nusprendėm apsikeisti vietom, tai aš dabar gulėsiu po šitų tramplinų, o Rapolas po mane turės peršokti. Filmuotojas nusprendė pasilinksminti ir nusprendė per mus abudu peršokti. Ir jūs dabar žiūrėsite, kaip mes tobulinsim mūsų tramplino kitą dalį. Mes galim pasakyti, kaip padarėm šitą trampliną. Tai pradžiai įdėjom akmenis, to pylėm smėlį, to vėl akmenis, biškiau didesnius. Jo, bet šiaip tai galvojom, kad kelią gerai, bet mes buvom pradėję. Tai mes dabar išbandysim mūsų trampliną. Pradėk. Šiandieną mes sveikinamės iš antros dienos ir nusprendėm palenktyniauti. Dabar parodysime jums mūsų trasą, kurią sugalvojom. Ten yra šita dabar matote tiesioje, kur yra 800 metrų.
Dabar artėjame prie posūkio į dešinę. Jis yra labai staigus, todėl mūsų lenktyniautojai pradės lįsti į dešinę pusę ir tada vėl važiuos tiesiąją link tramplyno. Atvažiavę prie tramplino jie pašoks, apsisuks ir tada vėl grįš prie tiesiosios. Kaip matote vaizde, jie suks į kairę, tada važiuos tiesiai. Lenktyniaudami jie vėl slys į dešinę pusę, važiuos tiesiąją link finišo linijos. Artėjame prie finišo linijos, kur išsiaiškinsime, kas laimės šiose lenktynėse. 3, 2, 1, važiuojam! Video, jeigu patiko, spauskit like Arba prenumeruokit ir subscribinkit. ir rašykit komentaruose, ką norėtume, kad nuveiktume. Ar GTA 5, ar FIFA 15.